O, mėtų čia arbata? Taip. Wow. Prašau. Tai ką, sveiki visi, šiandien mes, kur esame Sereikiškių parke ir šiandien norim pakalbėti apie keliones. Kur tu esi buvęs, Pauliau? Graikijoje. Taip. Kenija. Nu, kur tu gintėsi bus? Man labai patiko Portugalijai, mane labai sužavėjo ta šalis. O tu, Kotryna, kur esi bus? Labiausiai gal atsimenu iš praeitos vasaros, kai važiavau su draugais į Kroatiją. Aha. Žodžiu, mūsų nuotykiai prasidėjo tada, kai mes važinėjom po ten pačias kalnočiausias vietas, ten pro Slovakiją, visur ir mums sugedo stabdžiai. Nu, Vidury kalnų? Unzerautojais kaput. Unzerautojais kaput. Ir visi draugai, kaip ir jūs, pradėjo žvengti. Čia kaput jau. Alės kaput. Bet viskas pavyko, nuvažiavom ten ir... kaip norėčiau vėl. Niekada gyvenime nerodykit, kai ar fotkinate, ar šiaip būnat kažkur ir va taip vyrui va. Va tokius. Rabbit ears, jo. Niekada nerodykit rabbit ears, nes tai reiškia, kad žmona to vyro ar mergina yra jam neištikima. Pavyzdžiui, man dirbant Graikijoje irgi pasitaikė toksai, kad Lietuvoje ten taip, tu linkčioji galvą, o pas juos, pavyzdžiui, ne, tai pas juos reiškia taip. Pavyzdžiui, tas ženklas OK, kur daug kas iš tikrųjų rodo. Taip, mes Lietuvoje dažnai tokį padarom. Iš tikrųjų, aš matau ir nuotraukose labai daug kas ir labai dažnai mes šiaip tai padarom. O tai yra iš vis velnio ženklas. Tai tu sau? Illuminati ženklas yra. Velnias neša blogį. Aš prieš. Jums priimtinesni tokie ekspromtų susiplanuoti, va taip nieko neplanavus? Ar jūs pasižiūri tuos paketus, pavyzdžiui, kur nuolaidas suteikiama? Mano tėvai prieš savaitę grįžo iš Egipto. Mama tiesiog, jinai užeina, sėdėjo, tiesiog geria kavą ir prie interneto žiūriu, fainas pasiūlymas. Net nežinau, iš kur, gal net iš skrendu.lt jinai žiūrėjo. Ir labai tobulos kelionės. Man tai tokios yra tobuliausias kelionės. Skrendu.lt yra žiauriai patogus portalas. Įsivedi, kur tu nori, tuos visus skriptis ir tau išmeta geriausius pasiūlymus su brangiausiam, pigiausiam kainam, su žiauriai fainais viešbučiais, tokiais pasiūlymais, kur tikrai gali iš karto pamatyti, kokios, pavyzdžiui, galimybės tau su tokiu biudžetu esant yra atviros. Tu naudoji tokias, pavyzdžiui, svetaines? Aš kaip tik šiuo metu naudojuosi šiuo portalu, nes man dabar reikia susiplanuoti kelionę į Angliją. Aš vykstu mokintis. Mokintis išvažiuoji? Išvažiuoju taip mokintis po naujų metų. O žiūrėkit, čia jūs pririnkot visokių tokių nesąmonių. O pavyzdžiui, žinot, kas čia yra? Čia yra toks pakabukas, kuris skamba. Girdit, kaip skamba? Žodžiu, čia yra Vokietijoje, jie yra labai populiarūs, nes tai vadinamas angelų kvietėjas. Kai tu eini, jisai barška ir kviečia angelus, tai tu visą laiką toks apsaugotas esi. Aš tai 3 tokius nešiočiau. 3 netgi tokius? Kas buvo Kapri saloj? Turkijoj irgi sėkmės ženklas, pavyzdžiui, toksai kaip rožančius atrodo, bet tu jį tiesiog nešioji su savim tos rutuliukus. O ką tu duoji, kai čia Kotryna atsinešė ponį? Čia aš mėgstu visai iki kelionės pasiimti kokį nors nesąmoningą žaisliuką, nes jis iš tikrųjų po to tau žiūri, primena viską. Pauliau, mačiau irgi tu čia kažką atsineši, kažkokį pakabuką mestelėjai čia. Kas čia toks yra? Čia būtų lauktuvės man iš Turkijos. Čia parvežė mano draugas, kolega, ir jis sakė, čia yra Alacho akis, tai laimę nešantis talismanas. Aha, aš irgi, žinokit, turiu vieną tokį, pavyzdžiui, atsiminimą mano iš Belažio kazino, o Belažio kazino yra Las Vegase. Tai toks ir ten ir ištekėjai biškį. Ar ne? Nu, Vegase, žinote, what happens in Vegas stays in Vegas. Beje, iš tikrųjų, mes vos pastačiusios ant ruletės su drauge, iškart laimėjom $100. Bet tada atnešėm mums šampės ir mes tada atsistojom ryžtingai, išsitiesusios ir išėjom. Nes galvojom, nes tikrai pralošėm dar daugiau. Apsipyliai? Bet tu klausyk, visiškai kerėplasi. Nu tai cool, tai klausykit, šalta žiauriai čia. Tai ką, mes visiems linkim žiauriai daug keliauti šitą žvarbę Lietuvą.
palikti gal kartais trumpam bent jau ir pakeliauti ten, kur šilta, faina, kur tradicijos yra kitokios, praplėskit savo akiratį ir būtinai naudokite skrendu.lt paslaugom, nes iš tikrųjų labai patogu, faina, smagu ir labai geros kainos, sugeneruoja tokį pasiūlymą, kuris tau fainiausias yra. Mes skrendam. Taip, skrendam. Skrendam. Lietuvos balsas.